7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos geroviai. Treneri, kokią didžiausią gimtadienio dovaną krepšinio prasme esate gavęs? Ryto eroje tai pernai rungtynės prieš Vilkus pergalė tiesiog, o rytoj jau ne gimtadienis. Bet vis tiek būtų didesnė dovana. Faktas, bet nežinau, čia nereikėtų iš tos pusės žiūrėti, žaidėjai nusipelno šitų rungtynių ir tikrai norim tą progą, kaip pasakyti, naudoti. Kokias pamokas pasiėmėte iš pirmų rungtynių? Mes norim įrodyti rytoj, kad galim ramiau žaisti puolime, šiek tiek antriau galim žaisti puolime. Žinom, suprantam, kad tai yra išlikimo rungtynės varžovam, kurie žais namuose ir tikrai tose išlikimo rungtynėse dažnai komandos tikrai žaidžia virš galimybių. Bet vėl iš savo pusės mes irgi norim pasakyti, kad mes tikrai nežaidėm gerų rungtynių namuose pirmų. Tai norisi patiems tikrai sužaisti geriau visų pirma ir būti tokiem patiems, kaip pasakyti, grubiems gynyboje, kai buvom pirmose rungtynėse, kai nėjo tas puolimas ir taip pat tos talentą kažkiek bandyti atsilaikyti, nes tikrai komanda Nymburgo išsiskiria šituo ginklu. Ar galima per savaitę kažkokių pateikti staigmenų? Varžovo treneris sakė, kad nelabai tikisi staigmenų, sako, identiteto nepakeisi per savaitę. Visiškai sutinku su varžovų treneriu, čia tos tokios, vadinkim, minimalios detalės galim jas pakeisti, kažkoks aiškumas, kad žaidėjam atsirastų, nes jeigu čia prikimšim per daug, atsakomybė didelė rungtynėse, tikrai nesitikim, kad žaidėjai atsimins. Tai nenorim keisti nei mes, manau, identiteto labai stipriai, nei varžovas to identiteto nekeis, matėm jų ir savaitgalių rungtynės, tai nemanau, kad čia kažkokie bus drastiški pokyčiai tokios svarbos rungtynėse. Varžovo klausim, kas favoritai yra mačo, jie sakė, kad jau pasiekė daugiau negu galėjo, neva neslėgs jokia atsakomybė. Ar jūs galite tą patį irgi pasakyti? Jo, tai matosi, kad patyręs treneris, vyresnis už mane, tai taip ir šneka. Nieko mes nesam šiai momentui laimėję, viską reikės įrodyti rytoj ir žinom, kad, sakau, dar kartą išlikimo rungtynėse dažnai komanda žaidžia virš galimybių. Tai tikrai esam šitoj vietoj labai kuklus, esam ant žemės ir reikės visą darbą rytoj padaryti patiems. Spėliojama, kiek tų Ryto fanų gali būti Prahoje rytoj, įvardyma ir 500 ir iki 1000. Ar tai yra atspindys, kiek per pastaruosius 6 metus užaugo to Ryto fanų bendruomenė? Jo, jūs patys jau sakėt, kad matėt tų Ryto fanų jau šiandien praėję pro Čekijos gatves, tai smagu, kad jie čia, smagu, kad turėsim užnugarį. Ir žiauriai norim jiems tos išvykos nesugadinti, bet sakau, kaip ir visą laiką sakau, fanai už mus neįmes, fanai už mus neapsigins, taip, bet jie gali mums duos tos energijos ir tikėkime, kad ją dalinsimės žaidėjai fanams, fanai mums. Ar per tą savaitę Carolinui Ehudui pavyko pagerinti formą, gal daugiau iš jų gali tikėtis rytoj rungtynėse? Jo, tai žaidė su Nevėžiu kažkiek tų ekstra minučių, jie tikrai geriau atrodo negu savaitę atgal ir žiūrėsim, ko reikalaus rungtynės realiai, nes dabar vėl mes realiai stojam su pilna sudėtim rytoj ir žiūrėsim tą rotaciją, ko rungtynėse reikės. Šiaip norėsim žaisti su vadinkim, natūralia rotacija, bet vėl, ko reikės tą ir leisime į aikštelę, bet jo, jie įeidinėja, jeigu taip atsakyti klausimą.